Labadiena, šiandien mes vėl susitinkame Mamos be dramos ir šiandien svečiuose pas mus yra Rimantė. Labas. Mes taip džiaugiamės, jūs visi negauna tos progos pamatyti susitikimą džiaugsmo. Džiaugsmingą susitikimą matėmės paskutinį kartą audio formatu. Tai labai taip, ir jau seniai labai. Taip, kad mūsų nuostabumą galite pamatyti dabar fiziškai. Ir aš dar prisimenu, dar tada sakėm, kad nebaigiam pokalbį ir reikės susitikti. Taip. Tai va kiek laiko turėjo praeiti, kad vėl susitiktume. Bet čia mūsų dukros labai gražiai taip kažkaip pasakė, kadangi vyresnioji išvažiuoja į universitetą ir mažoji sako, mes taip žadam viena kitai, kad labai labai lankysim viena kitą. Bet mes abi žinom, kad turbūt taip dažnai nepavyks. Tai va tas yra tas toks noras žadėti ir noras planuoti, nes jis yra tikras, jis yra autentiškas tas noras. Dabar, kai pasakėjai, kad apie tą pažadą, aš prisimenu, kai laukiausi atumo, man Luna, žinai, sako, mama pažadė, kad niekas nepasikeis, kai brolis gims. Ir aš jai sakau, žinai, aš negaliu pažadėti, sakau, žinok, aš tai bijau, kad jis nemegos, gal jisai kažkas jam bus susikeita, aš nežinau, kaip mes su tėčiu sutarsim, nes būsim abu nemegoję. Aš sakau, nieko, nežinau, Luna, aš tai bijau. Sakau, galiu pažadėti tik vieną, kad aš labai stengsiuosi, kad viskas būtų gerai. Šitą galiu pažadėti. Daugiau nieko. Tai apie tos pažadus, žinai, norą ir pažadus, kad pažadėk, kad niekas nesikeis. Ir žinai, šiandien dar ruošiausi pas tave ir taip galvojau, koks vis dėlto nuostabus dalykas yra motinystė, nes visos mes, nesvarbu, kokie būtumėm amžiaus, ką veiktumėm, ko domėtumėm, žinai, kur gyventumėm, užsimtumėm mūsų, mes visos tai priklausom mamų kastai ir tu tą turi iš žvilgsnio. Jau gali pasakyti, kuri mama, kurios akių gylis kitoks, kurios nuovargio ar ten džiaugsmo laipsnis kitoks ir galvoju, koks dalykas vis dėlto yra ta mamystė, kaip jinai Susieja, nebūtinai vaikai, kad mes nepagalvom, kad, žinai, kad gimsta ir mama kartu su vaiku ir kartu tada aš jau žinau. Aš esu sūnui sakius, mes kažkada diskutavom, mes su juo apie šeimą, kadangi jis jau savo šeimą sukūrė ir visą kitą, tai daug diskutavom ir aš sakau, žinai, man kas yra baisu, tai, kad tau atrodo, kad tau viskas pirmą kartą. Sakau, bet žinok, man lygiai taip pat viskas pirmą kartą. Sakau, man pirmą kartą pirmagimis tuokėsi. Sakau, man pirmą kartą pirmagimis ten studijuoja ir taip toliau ir panašiai. Sakau, lygiai taip pat bus pirmą kartą antragimis ir taip toliau. Sakau, ir man viskas pirmą kartą ir aš neturiu galimybės, iš naujo vėl tą patį patirti. Ir kažkaip mes tada abudu sėdėjom ir jis sako, bet mama, bet rimtai. Sako, taugi irgi viskas pirmą kartą. Taip. Aš turėjau draugę, kuri išsiskyrusi ir ruošiasi į pasimatymą ir ten dukra ją skubina, nes kad mama pavėluosi čia, žinai. Ir jinai sako, tu manęs neskubink, aš šalia buvau, sako, gal aš paskutinį kartą einu į pirmą pasimatymą, žinai. Taip. Tai irgi lygiai taip pat ir galvojant, žinai, apie visas patirtis, gal tu paskutinį kartą tą darai. Taip. Visiškai. Ir tas jausmas yra jis toks visiškai užimantis kvapą. Bet, mes dar netlikome prisistatymo. Tai Rimantė, gal galėtum prisistatyti? Aš esu žurnalistė, rašytoja, laimės tyrinėtoja, dviejų vaikų mama. Nemiegojusi, kaip matote iš mano sakinių struktūros. Viskas žmogus. Besistengiantis dabar jau truputį atgauti save, nes atumui nėra 2,5, 2 su trupučiu. Ir jaučiuosi truputį išsibaršęs ir pasimetusi tarp gyvenimo viešumoj, tarp nuomonės formuotojas šitos pusės, tarp realybės, tos realybės, kurią transliuoja, realybė, kurią tau kažkas pasako, realybė, kurią tu žinai esant realybė. Net sakiau, kad ChatGPT vieną vakarą klausiau, kaip žinoti, kas yra realybė. Ir ką atsakė? Sakė pasitikrinti faktus, tiesiog prisiminti momentus, kada paskutinį kartą jauteisi labiausiai savim, ištikimiausia savo,
tikriausiai savo nebūtinai patogiausia, nebūtinai laimingiausia, bet tik kada buvau tikra. Šiaip geras atsakymas. Aha, ir nuo to eiti kaip atspirties tašką. Žiauriai, fainas atsakymas. Ir dar rašytoja. Ir dar rašytoja. Taip, dar rašytoja. Ir va, aš gavau dovanų knygą. Ir gal gali papasakoti daugiau ir apie šitą knygą, nes va, aš sužinojau, kad ir mano sūnus ją turi. Iš tikrųjų, aš šitą rinkau, kaip čia yra dienoraštis dviem, tai nepasakyčiau to knygą. Tai yra iš tikrųjų dienoraštis, toksai, jinai skirta pilnai pildyti. Ir aš ją pradėjau rašyti savo ir Lunai. Norėjau turėti kažkokią tokią kapsulę, kur būtų ranka rašytas, sustabdytas laikas, jos pasaulėžiūra, pasaulėvoka, unikalios mintis, kad jinai turėtų dalelę manęs, kad mes abu stotumėm į lygią liniją ties to pačiu klausimu, nes šitaip struktūra padaryti yra klausimas, atsako vienas, atsako kitas, tu gali rinktis, nebūtinai čia iš eilės, atsakinėti yra trumpi, ilgi ir mano, kadangi prieš porą metų taip netikėtai išėjo tėtis ir aš supratau, kad aš neturiu nieko jo ranka rašyto, išskyrus registrų centro, kažkokie dokumentai. O tas ranka rašytas dalykas yra labai stipru. Tai va, pastumėjo daugybę faktorių šitą surinkti iš savo interviu, kuriuos dariau, kažkokius fainiausius klausimus, nuo iki ir liūdnų, ir gilių, ir linksmų, ir visokių, ir vaizduotę žadinančių. Ir žodžiu... Padarom pratimą. Padarom. Gerai. Kokios žmonių savybės tave iškart paperka ir atvirkščiai, kokie žmogaus bruožai, vertybės ar veiksmai tau pasako, kad jis nevertas tavo draugijos? Man nepatinka žmonės, kurie yra blogi dėl buvimo blogais. Nu, tokie, žinai, kur mean, angliškas žodis yra. Man nepatinka žmonės, kurie neprisima atsakomybės. Turbūt tas labiausiai už savo veiksmus. Aš tokia mokausi pati nedvėjot, galvoju, kad nepatinka, kurie labai dvėjoja žmonės tokie trypčia, o kas paperka, tai visą laiką nuoširdumas paperka toksai netikėtas derinys, kai, žinai, kai būna bėgikas, kuris tapo, tam kokia mokslininkė, kuri kerpa šunis laisvalaikiu. Tas va toksai, kur žmogus visiškai nesusitapatina su savo etikete, kurią diktuoja jo profesija ar gyvenimo. Kur nustebina. Jo, tai yra graži tokia citata, kad jeigu tu bandai tilpt kažkur ir prisitaikyti, tai yra kaip Tetris, jeigu tu prisitaikai, tu pranyksti, tai eilutė išnyksta. Tai geriau gal nebandyti. Geriau gal net nebandyti. Fitin. Taip. Tai va, tai tas nenuspėjimas. Labai gerai, super. Gerai. Pažiūrėkim, kas pati savo. Taip. Kokius dalykus priimi kaip savaime suprantamus, nors jie iš tikrųjų yra didelė dovana. Tai pirmas, kas šovė į galvą, tai yra mano 4 vaikai. Nes man jie savaime suprantama, kaip mano gyvenimas be jų, ar ne? Bet kiekvieną kartą, kai tokį klausimą gaunu, tai pagalvoju, kad jie yra didžiausia dovana iš tiesų. Nes aš apie tai negalvoju nuolat. Aš apskritai gyvenimą labai priimu. Kaip yra, taip yra. Taip. Ar ne, sako, tau turėjo būti labai sunku. Nežinau, kažkaip buvo. Arba sako, bet tau ten tada turėjo būti kažkaip taip. Ir man taip, taip, bet... Aš dvinukų mamą vieną susidraugam aikštelį ir sakau, kas buvo sunkiausia tau auginant berniukus. Ir jinai sako, žmonių gailestis. Gailestis? Nes visi sakydavo, kaip tau sunku. O Dieve. Kaip tau sunku turėtų būti. Ir aš galvoju, man nesunku, bet tu prisilipini tas etiketės. Ir kartais reikia pasakyti, kad ačiū, nereikia manęs gailėtis, ačiū. Pasilikit savo. Aš labai gerai gyvenu, aš ne vargšelė. Nežinai, smegenys girdi ir jos pradeda tada ieškoti įrodymų, kad tu vargšelė. Ir mūsų smegenys daug labiau linkusios ieškoti, kas yra blogo. Taip. Mūsų čia mūsų išgyventume. Taip, kad išgyventume. Aš prisimenu, kai aš laukiausi, man neprisimenu, kas buvo su
su pirmu ir su trečiu, bet su antru ir su ketvirtu visą laiką būdavo. Su antru visi klausdavo, tai turbūt mergytės labai norit, o aš labai norėjau berniuko, dėl to, kad norėjau, kad tiesiog ir galvojau, okay, kaip čia dabar pasakyti, kad žinokit, šiaip tai labiausiai tai vaiko noriu, bet jeigu jau galėčiau rinktis, tai labai berniuko norėčiau ir su ketvirtu, tai irgi sakydavo jau turbūt labai mergaitės norit, o man buvo toks. Nu, jau viską turiu. Taip, jau kažkaip jau irgi viskas labai gerai, būtų faina, bet nebūtinai. Tai va, tai labai būdavo, labai įstrigo tas irgi toks žmonių, kad maždaug, na jau tu turbūt tai taip. Ir man būdavo, ne? Tai toks, kai pagalvojai, kiek dažnai mes pasiduodame va tam tokiam pasakymui, kaip mums turėtų būti. Ar ne? Kaip mums turėtų būti, kaip mes turėtumėm jaustis. Tai va, man atrodo, kad tavo laimės dieta yra apie tai, kad jauskis laimingu. Nu, apie paieškas, galbūt tos unikalios laimės paieškas, kad nenusižiūrėt receptų, negalvot, kad viskas, kas tinka kitam, tinka ir tau, nes tu iš tikrųjų mes savo realybę su kitų realybės trupiniais lyginam ar nežinom, kas dedas ir kiek darbo reikalauja tam tikras gyvenimas ir nesigėdit savo laimės formų. Nes mes galvojam, kad mums gali patikti tik tai džiaugtis tik kikrais, ne batonų su sviestu, žinai. Ir realiai, iš serijos, kad mano laimė yra tai, mano laimė yra ten sukišti pirštus į purvą, ar ne, nebūtinai mano laimė būti kaime atostogose, ne Dubajui. Nu, tarkim, ar ne? Ir mes gėdėmės tos savo laimės formų. Tai vat, mano gal visą laiką ta pagrindinė žinutė, kad atras, kas tau yra tavo unikalumas. Kas yra Rimantės laimė? Man labai vienai patinka būti, man labai patinka tyla, man patinka rašyti, man patinka tokius daryti, tokius dalykus negerus iš principo dar galvoju, kokius, žinai, kaip pavyzdys yra, su draugė mes krešindavom vestuves, paauglystėje kitų žmonių apsimesdamos pamergėm. Čia tokie, kitų gal sumetimais teisiniais nepasakys dalykų, bet tarkim, kaip vienas iš pavyzdžių, ir aš turiu tą pasitusią pusę labai stiprią, kurią labai, numarinau su mamystė, nes atėjo tas atsakomybės jausmas, kad nedaryti nesąmonę, netranzuoti, ten su kažkokiais nepažįstamais žmonėm nepasirašyti, kažkokį keliauti į kitą pasaulio kraštą, nes aš tokius dalykus darydavau. Ir turbūt šitą aš labai ilgiuosi ir dabar galvoju, savo esu užsidavusi kelias dienas, kaip man reikia šitą savo banditą išleisti pasivaikščioti, nes man jį reikia išleisti pasivaikščioti ir aš legaliais būdais, tai dabar bandau susigalvoti savo tokią veiklą. Tai man yra laimė, aš turiu šitą labai stiprią pusę, pasiutėlišką. O vaikuose matai tą pasiutėlišką? Matau, labai džiaugiuosi. Aš net galvojau, kaip ruošiausi pokalbį ir apie tuos visus kažkas, kas labai įsimintina, iš motinystės patirčių ir nebūtinai ten, kur tu labai kažkas tai pagrindinis vaidmuo spektaklė vaiko. Ne, man buvo, žinok, vienas iš tokių pirmųjų ir ten buvo taip, į tokią grupę susideda, kai Luna pirmą kartą man pasakė, kad aš buvau tokia pikta, kad norėjau tave su tėčiu pasiūsti. Jis pasakė tą rusišką žodį, nes jinai yra jį girdėjusi. Ir man buvo, žinok, toks pasididžiavimas. Pasididžiavimas aš paskui ją įvardinau, dėl to, kad jinai to nepadarė. Taip. Kad tai yra suvaldymas emocijų, kad tu galvot gali viską ir yra tai visiškai normalu daryti visko ir nebūtinai. Antra, kad jinai tai man pasakė drąsiai. Be jokio bijojimo, kad aš kažką įsakysiu, kaip tu taip. Jinai pasakė taip, kaip belenką, žinai, o man mokykloje tas. Žinai, pasakė, bet taip. Ir galvoju, aš, pavyzdžiui, savo mamai nebūčiau galėjus taip pasakyti. Gal būčiau galėjus, bet nebūčiau išdrįsus. Turbūt net nebūčiau išdrįsus pagalvoti, kad aš taip galėčiau pagalvoti. Tai man buvo tas labai, labai stiprus suvokimas ir kad jinai yra tokia ne tik teisinga ir visokia mergaitė, bet kad jinai turi tą labai stiprų žinojimą ir pasitikėjimą manim, kad gali būti šalia manęs savim. Nes buvo čia vienas iš tų atvejų irgi šalia to buvo, kai mes su ją mašinoje važiavam ir tiroliavom. Žinai, buvo pasijungėm, nes sugalvom, kad mums reikia tą išmokti dalyką daryti,
Nu ir ten labai, mano nuomonė buvo prastai ir kaip tik Polas skambina, ką veikėt, mes čia per garsiakalbį savo troliuot mokomės, bet labai, sakau, prastai mums sekasi. Ir Lunas sako, mama, aš nesuteikiau teisės tau apibūdinti mano dainavimo. Prašau. Aš manau, kad man sekėsi labai neblogai, o tu gali papasakoti, kaip sekėsi tau. Ir man toksai buvo, o dievai, kiek būna, kad kažkas paima ir apibūdina tavo visą patirtį, tu prisėmi lygiai taip pat, ar mes vėl grįžtame į pokalbio pradžią. Tai buvo va tas toksai, pliama, viskas gerai su jai. Ir va tokia, kad ta riba yra tokia aiški, bet jinai nėra, kad jinai nemandagiai tą pateiktų, bet aš netgi būdama suaugus nebūčiau sugalvojusi, va kažkam kitam pasakytą, netgi taip neužfiksuočiau, kad man... Man atrodo, taip yra toks turtas gebėti brėžti tas ribas. Na, iš tiesų toks asmenybinis turtas, ar ne? Nes kiek mes prarandame savęs, nesugebėdami pasakyti kartais mums atrodančių nemalonių dalykų. Taip. Bet jie šiaip nebūtinai yra nemalonūs. Taip, kitam gali būti, tai čia tavo. Taip, toks, tu taip jautiesi. Okay. Man yra buvęs mūsų vaikais, kai kartais pasako ir toks, na, toks, bet tada turi savo priminti, kad, na, vėlgi jis turi teisę taip manyti, nes būna, toks vos ne, kokia tu čia nesąmonė dabar pamanai, bet jam tai nesąmonė, ar ne? Tai tas toks, man atrodo, kad tai yra viso gyvenimo kelionė irgi, bet kai vaikas jaučiasi saugus tą pasakyti, tai jau yra tas didelis žingsnis į priekį žengtas į tą jau kitą santykių lygį. Ir man buvo tai paskui ta pamoka taip gyvenime pravertė, kai kažkas papasakodavo apie mane ar bandydavo apibūdinti kažkokias net ir darbiniuose susitikimuose, va čia Rimantė tą ir tą sakė ir turėjau omeny, neturėjau omeny. Čia neįdėkit mano, neperpasakit kitiem. O kitol aš net nebūčiau sugalvojęs, bet lygiai taip pat grįžtant apie tą ribą, lygiai taip pat, kaip mums reikia pasakyti ribas, mums kartais reikia išmokti pasakyti, kaip mes norim būti mylimi. Taip. Kaip? Taip. Nes gal man yra gėlės, žinai, o kažkam tai yra ar laisvas laikas, kaip aš noriu būti mylimas. Nes jeigu mes bandysim mylėti taip, kaip mes suprantame meilę, gali žmogus visiškai... Nes dažniausiai taip darysim intuityviai. Taip. Tai darysim taip, kaip reikia mums, o ne... Kaip tu jautiesi labiausiai mylimas. Bet šitą gal irgi reikėtų paklausti. Ir man buvo sunku priimti, nes, pavyzdžiui, mano dukrai fainai yra varyti į parduotuvės apsipirkti ir su manim, o aš visiškai nemėgstu pirkti dalykų ir man reikėjo, kaip aš jos nesmerkti jos, kad čia yra daiktai ir čia, žinai, čia yra meilė, kad būt kartu nebūtinai kažką nusipirkti, bet vaikščiot ir... Yra reikalų. Mes su dukrom darėmės tą testą, kur yra 5 meilės kalbos, ar ne? Ir dabar internete, jis anglų kalba yra, bet labai toks jau išsamus, labai, labai faina šiaip. Ir aš kažkada jom nusinčiau, sakau, pasidarom, kaip dabar mum yra. Ir ten procentais parodo, na, kaip viskas procentais ir kaip, kas tau labiausiai patinka ir visą kitą. Ir aš prisimenu savo, jau nuprintskrinau, nusinčiu savo ir abidvi sako, jo, taip, visiškai taip. Sakau, tai žinom, sako, nes tu visą laiką grįžti, nes aš labai mėgstu visada važiuodama parvežti lauktuvių, aš labai įdomą ieškau, labai man suasocijuoja ir kartais tai būna kažkokia smulkmena ar kažkokia nesąmonė, bet man labai suasocijavo ir man Gabrielius yra nemažai sakęs, kaip tu įeini ir galvoji, va šitą aš turiu parvežti ten tam ir tam žmogui. Sako, aš nei matau to daikto, nei matau to sąsajas. Aš labai prasta esu dovanų pirkime. Labai. Bet čia, kaip ir sakai, tiem, kuriem, nevertina to ir kita ta meilės kalba yra, tai maždaug, o Dieve, dar kažkokią nesąmonę parvežė. Ir dabar aš maždaug turiu džiaugtis. Tai reikia ir to nepamiršti, kad kažkam tai galbūt atrodys, o Dieve, kokia čia nesąmonė man dar parvežė. Svarbiausia, drambliuko, ne? Nors mano mama kolekcionuoja. Tai va, niekada negali žinot. Mes pradžiai kalbėjom apie tą, kai Luna sakė apie brolio gimimą, kad niekas, ar pažadė, kad niekas nepasikeis. Kas labiausiai pasikeitė? Aš. Nes iš tikrųjų, Atumas tokiu gyveno režimu, kad vis tiek visą ritualą išliko mūsų su Luna. Tai turbūt aš pasikeičiau, nes aš visai kitokia mama esu su juo. Gal, net, tarkim, su vyru ne tai, kad
ta žodis reikalauti pagalbos, tiesiog primenu, kad vaikas yra mūsų abiejų vaikas, o tuo tarpu su Luna aš buvau vis tiek tokia viską savo, ją laikiausi ir nelabai dalinausi, o paskui galiausiai baigėsi tokia, kad jauti pyktį ant žmogus, kad tau nepadeda ir nesusivokia, kad turi padėti. Tai su atumu aš ėjau visai kitaip, aš labai tam ruošiausi, žinau, kurioj vietoj gali man būti blogai, kad su Luna turėjau ir depresiją, tai ir viskam ruošiausi, žiūrėjau, kas... Ir pradėjau anksti sportuoti, ir auklę susiradau porai valandų per dieną, ten Atumui buvo 3 mėnesiai, apie tai irgi pakalbėsiu iš tų stipriausių patirčių motinystės. Tai aš labai ruošiausi ir man labai patiko, kad aš galėjau pasiruošti, žinodama, kur mano yra silpnos vietos. Išmokau prašyti pagalbos. Bet kaip fainai. Labai svarbu, iš tiesų labai svarbu prieš jau įsivardinti, kur galbūt aš galiu ir ką padaryti kitaip. Taip, kad pradėti štangą kilnoti jau dar nėštumo metu, kad nugara nepareitų. Ta prasme, nuo iki. Tokie dalykai yra labai svarbus. O buvai susirašius ir susiplanavus, ar tiesiog... Sportas taip natūraliai atėjo, bet tarkim kažkokius stebėti savo ženklus, kai matau, kad jau nebekeliu draugiam ragelio, kad pradedu vengti akių kontakto su kaimynais, kad nedariau stories, nebesifilmuoju veido savo, rodau tik buitį, dedu nuotraukas, nebekalbu. Jau man yra visos jungiasi raudonos šviesos, kad ir mante reiškia, jau reikia pagalbos. Jau esi per daug į vaiką, esi pavargusi, jau kažkur psichika eina žemyn. Tai va tokius labai sąmoningai save sekti ir tiesiog traukti kaip Münchhausenas už plaukų, žinai. Laukan ir nori, nenori, turi išeiti ir palikti tą kūdikėlį keliom valandom pasportuoti, pakvepuoti, galbūt nieko nedaryti, pažiūrėti tiesiog vieną tašką ant suoliuko kažkur tai, žinai. Tiesiog. Tai va, tai čia ta antra, žinai, buvo patirtis, nes lygiai taip pat, kad aš buvau tokioj truputį 3 mėnesiai Atumui buvo, kai mes išvažiavome į Balį žiemoti ir Polas, matydamas mano jau tą tokią truputį tamsą ateinančią, sako, susirask auklę, išvažiuojam į jogą. 2 valandom, viską 2 valandos grįši namo, pabus su Atumu, kol miegos, jisai net nelabai pajus, kad tavęs nėra. Žodžiu, jisai dirbo tą mane jau kokią savaitę minkė, kol atradom nuostabią moterį, baliečiai ten išvižnai. Pirmiausia, auklė bėgo į namus, pro mus prabėgo, atsiklaupė prie vaiko, pabučiamo į kojas, nusilenkė, tada atsisuko, savo sveiki, aš vajan galvoju, imtų tą mano vaiką, viskas nieko, man bus gerai. Tai jie ten, taip. Ir aš išvažiavau į tą jogą ir aš atvažiuoju į jogą. Pirmoji eilėje jau 3 žmonės sėdi, bet jie nugarom, ten į džiunglės atsisukė, tarpusavį šnekasi, mes pasiklojom kilimėlius už jų, laukiam to pradžios ir moteris viena sako, o tu žinai, Kulvinskytė tokia vyrui savo. Sako, yra tokia influencerė, sako, jinai Balį šiuo metu vyras, nežinau, jisai dar žinai kažką tampas. Ir jinai sako, žinok, jinai turi 3 mėnesių kūdikį ir jinai jį palieka aukliai. Šiandien mačiau, kad jinai jį palieka aukliai. Tai kam tos vaikus iš vis gimdyti? O dievai. Jeigu tu juos palieki. O dievai. Ir? Aš taip sėdžiu ir sakau, sako, tai kas čia yra per mamą? Tipo, jeigu šitaip. Ir aš sėdžiu, sakau, viskas, sakau, ką jūs sakote, yra netiesa. Ir jinai, taip žinai, nugarą įsitempė, jinai atsisukimo, jis sako, kokia yra tiesa? Nesukeiksiu, žinok, čia. Ant kiek nervo turėti reikia, žinai. Sakau, žinokit, aš jums nieko neprivalau sakyti, tiesiog, žinai. Bet Polas buvo tuo metu, jisai jau ten buvo, jis negirdėjo viso šito. Negirdėjo, ar ne? Aš jam pasakiau, taip, aš žinau, savo vyras būtų tiesiog. Būtų labai, būtų blogai buvę, jeigu aš jam būčiau pasakius, kas iš tai vyko. Tai aš visą tą praverkiau, visą praktiką praverkiau. Grįžau, paskui, aišku, vyrui pasakiau, tai jisai visaip mane ten neprigodė, supyko, kad nepasakiau, žodžiu, grįžau namo, verkdama pas Vajan savo. Ir papasakau jai, kaip čia yra, kokia aš bloga mama, kaip čia, žinai, tai pasakė. Ir Vajan sako, Rimante, bet sako, aš savo 3 berniukus palikau tam, kad prižiūrėčiau tavo vaikus.
Tai sako, mes esame 2 blogos mamos dabar šitam kambarį. Ir jinai žvengia, žinai, taip. Gerai. Sako. Šaunuoju. Nu, tai sako, tai susitvarkysi. Mes kažkaip tai sako, tai bet aš jais turiu pasirūpinti. Sako, tu išėjai, kad tavo galva būtų sveikesnė. Žinai, mes sako, tai senelius turim visą kitą. Čia balį, žinai, bendruomenė tas vaikus augina. Bet sako, tai aš ir bloga mama, nes aš tavo vaikais rūpinuosi. Tai mes esame 2 blogos mamos. Ir man po to buvo, žinok, tiek daug suvokimų apie tai, kaip mes vis dėlto kad su savim pokalbio, kad auklė ar darželis, ar mokytoja, tai nėra mamos pakaitalas, tai yra genties auginimas. Kodėl negali, ta prasme, auklė gali, šiuo atveju kitos kultūros mano vaikam ir davė visiškai kitokius įgūdžius ir artumą, ir meilę, ir ko galbūt Lietuva nebūtų davus, net ir giminės, ar ne? Taip. Ir kodėl mes bijom, kad mūsų vaikus mylės daugiau žmonių. Tai tas suvokimas buvo labai daug darbo su savim ir ta diena man buvo daug. Ir tada aš įsivardinau, kad aš labai laiminga palikdama artumą su auklė. Aš laiminga ir dėl savo vaikų, matydama kokius žmonės, matydama kiek jie turi atvirumo, laisvumo pasauliu, kaip jie žmonių nebijo, kiek jie yra mylimi. Aplinkos, kokie vaikai užaugo, Luna jau vis tiek jau 9 metai, kiek davė tą kultūrą, tai reikėjo su savo galva patirbėti, bet šitas susidūrimas buvo labai stipri. Bet čia taip jau. Bet tai ir jinai taip sako, Jan, jinai taip pasakė, taigi jai bus blogai, balis, tokia greita karma, čia pas mane, tu negali nieko daryti. Tai sakau, bet tai tu įsivaizduok, kiek greita karma, kad jinai sėdi jogoje, šneka apie mane ir aš sėdžiu už jo. Čia tai visiškai yra nuostabi istorija. Šiaip nuostabi istorija, absoliučiai. Nes man atrodo, kad... Ką jūs tu būtum sakius? Aš turbūt būčiau sakius, kodėl jūs tai manot? Ta prasme, man iš tiesų visada labai įdomu. Galit pagristi. Taip, kodėl žmonėm, tarkim, atrodo tam tikri dalykai, nes aš žinau, kad ir tu daug su tuo susiduri, bet aš beprotiškai daug susiduriu, kad žmonės žino. Žmonės žino. Vaikų neturėjo šitą porą, žinau. Bet man buvo labai juokinga situacija, kur visai neseniai pasakojo, mūsų šeimos narė pasakojo man apie tai, kaip jai pasakoja, kad sako, bet žinai, bet Austėja su Gabrielium negyvena kartu. Ir jinai sako, žiūrėk, tu man sakai, ta prasme, tu man sakai, sako, aš taigi žinau. Žinai. Ir jinai sako, aš net nežinojau, ką pasakyti tokioj situacijai, nes man, šeimos nariai. Tada eini čia GPT ir sakai, kas yra realybė. Tai man žinoti, kas yra. Tai man buvo toks, ir mes per Kalėdas, per kūčias sėdėm ir sako, aš turiu tau papasakoti šitą istoriją, sako, net jeigu sunervinsiu, sakau, baigtų jau mane mažai kas besunervins, nes jau aš tokių istorijų apie save esu girdėjus. Sakau, kad įdomiau būtų kokių negirdėjus. O kokią norėtum apie save papasakot, kas nėra tiesa, bet kad būtų tiesa, ką norėtum apie save papasakot? Turbūt labiausiai tai viena iš tų, kurių esu išgirdus, tai, kad maždaug, kad man tai jau viskas labai lengva gyvenime. Kad ką čia dabar, tai jai tai jau šiaip viskas lengva gyvenime. Taip, viskas labai lengva. Aš galvoju, kaip aš norėčiau, kad man tiesiog šitai, sektųsi. Bet tada turbūt nesidžiaugčiau. Nes netgi pagalvojus, kad to norėčiau, nes žmogus, ką ir tyrimai, visi tyrimai rodo, tai, kad mes labiausiai džiaugiamės tais dalykais, kuriuos sunkiai pasiekėm. Ne kurie nukrito skreitą 1-2, bet kuriuos sunkiai pasiekėm. Daug dirbom. Ir tada galim pasižiūrėti ir pasidžiaugti visą tą kelionę, nes žmonės labiausiai džiugina kelionę. Taip. Ne rezultatas, o kelionė. Mes žiauriai klaidingai galvojam, kad džiugina rezultatas, bet labiausiai tai džiugina kelionė. Turi tiksliau išmokti. Taip, nes mes galvojam, dėl ko labai dažnai žmonės pasiekia kažką, galvoja, oi, ar ne toks vos nenusivylimas ateina.
nes mėgautis tai reikia kelionę. Uždraudė dėl to dabar ant Everesto kokotę. Visiems visi pasiekia. Ne taip įsivaizduoja viršūnę, žinai. Tai nuvilė. Jo. Tai va, tai man atrodo, kad labai svarbu yra gebėti džiaugtis tą kelionę, bet, kokį trumpą etapėlį, kai viskas labai lengvai sekasi, visai norėčiau. Nes, nuolat būna visada komentarai, tai arba dėl pavardės, arba dėl šiaip, bet maždaug labai, jeigu čia taip viskas labai lengvai sekasi. Aš išmokau visą laiką sakyti, ačiū Dievam, kad tik tiek. Taip. Visą laiką, ten įkritau su motoroleriu į kanalą, grįžtu visą čia krūną auklę. Ačiū Dievams, kad tik tiek, kaip gerai. Ačiū Dievams, sako, padėkokim, visi kartu, padėkim, žinai, ačiū Dievam. Visi džiaugiasi. Aš turiu tokį posakį, labai panašų. Šiaip jis yra, man atrodo, hebrajų, šiaip, jau ta tikroji kilmė. Ačiū, kad tik pinigais paėmei. Aš labai gerai prisimenu, kai mūsų sūnus kažkaip nelabai drįso paskambinti, nes pirmą dieną, kai išvažiavo studijuoti, pavogė jo dviratį. O jis tam dviračiui ir per gimtadienį rinko pinigėlius, ir per kalėdas rinko pinigėlius, ir jau užsirinko, tikrai, nes į universitetą norėjo važiuoti dviračiu. Ir jau nusipirko savo svajonių dviratį, mes ten nugabenom ten jau tą jo dviratį. Ir pirmą dieną tą jo dviratį pavogė. Ir jis tiek išgyveno, kad net keletą dienų jau pats su tuo savo skausmu ir liūdėsiu. Ir tada jau mum, ir aš sakau, žinai, šiaip, sakau, tai tu dėkok, kad tik pinigais paėmė. Sakau, nes tu galėjai būti ant to dviračio, galėjo tave užpult, galėjo nuspręst paimti, kai tu buvai šalia, galėjo, ten visokių baisių dalykų galėjo būti. Ir jisai sako, aš nepagalvoju apie visas tas baisės istorijas. Ačiū, mama, dabar nemegosiu, tikrai. Tai sako, šiaip tai iš tiesų kaip gerai. Kad tik išlaida, viskas, žinai, pinigai yra išlaida. Kad tu pinigus iš naujo užsidirbsi ir tikrai vėl susirinksi ir vėl viskas bus gerai, o dabar pavaikščiasi į tą universitetą. Bet ačiū Dievui, kad paėmė pinigais. Tai man irgi labai jisai patinka. Aš kažkaip ypač su vaikais, kai jie jau ūgtelėjo ir pradėjo ar pamesti daiktus, ar kažkas, toks dalykas atsitinka. Ir mūsų dukrai dabar labai neseniai bagažas jos dingo irgi ir su kalėdų visom dovanom ir visą kitą. Ir tokia labai nusiminus buvo ir sako, žinau, gerai, kad tik pinigais paėmė. Bet po to dar net atsirado tas lagaminas. Tai šis labai gerai buvo, nors jau... Buvo kažkas labai laimingas su gerom kalėdų dovanom. Jinai vis dėlto po 8 ar 9 dienų jau buvo labai laiminga, bet man labai patinka tas toksai, kur jau kai kyla tas nervas ir ta emocija, kad jau... bet gerai, kad tik pinigais paėmė. Nes svarbu, kad nesveikata, svarbu, kad nesantykiai, svarbu, kad ne kažkuo, kas iš tiesų gyvenime yra nepaprastai svarbu. Laiko dažniausiai dar būna gaila, bet ir laiko, tai šitą reikia Taip, dar laiko būna gaila. Mes irgi kalbėjom truputį, tai norėčiau prie to grįžti, apie darželį ir mokyklą. Ar ne, ir apie tuos vaikus, kurie augina mūsų vaikus kartu. Aš mėgstu įvardinti, kad ir darželis, ir mokykla nėra tėvų namų pakaitalas. Ne. Tai yra tėvų namų papildas. Ar ne, kad mes turime eiti ten, kur jausimės, kad mus papildo. Nes kitaip bus konfliktas ir jisai anksčiau ar vėliau išsproks ir nebus gerai. Ar ne? Tai mes turime eiti ten, kur ir jaučiame, kad mus papildo. Bet aš niekada nebūsiu pakaitalu. Ir ypač su mažais vaikais, aš sakau, žiūrėkit, jeigu vaikas jūsų pas mane labiau bėgtų ir sakytų, ne, tai man daugiau klausimų kiltų, negu kad kai yra atvirkščiai. Tai kaip apsisprendėt, kaip šeima, ar ne, dėl darželio, dėl mokyklos, kas buvo jum svarbu? Darželį Luna lankė valstybinį, buvo atstumas, nes kitoje gatvės pusėje. Tai tas yra labai tikrai irgi svarbu ilgainiui galvojant apie tą. Bet aš labai man leido apsižiūrėti, direktorė netgi pabūti porą savaičių kartu, kad taip, nes buvo vidury žiemos.
ir aš susidraugau su auklytėm, galvoju, jos vis tiek vieną dieną išsiduos, jeigu jos kažkokios netokios. Tai, tas buvo labai fainai, tai mačiau, kad daug meilės, viskas yra gerai. Atumo darželį nulėmė tai, nes Atumo auklė yra politinė pabėgėlė iš Kubos, Sonja, ir jinai tokia jau tapo mūsų šeimos dalim, jinai nuo pusės metų su juo yra ir realiai tik ispaniškai su Atumu kalba, nes anglų jos tokia prastoka. Ir jisai išėjo į darželį kartu su auklė, nes mes auklį darbinom darželėje, kur yra ispanų kalba, mokytojai, ispanakalbiai, tai kad jam toliau niekas nesikeistų ir su Sonja jisai miega pietų ir viskas kitai. Tai dažnai šitam tai mes suklojam taip labai minkštai. Tiesiog su Sonyte nebe namie, o į darželį išėjo ir ten vaikai. Tai va toksai buvo galvojimas apie tai, kaip, nes jie labai stiprų ryšį turi ir norėjom, kad taip atsisveikintų, tai va kažkaip taip gyvenimas susiklostė, kad jie dabar vis dar kartu ir darželėje. Tai toksai. O Lunai, kadangi mes esam pakankamai chaotiška šeima su pasiutusia mama, kuri nori būti banditu, ir tokia meniška ir turim daug to gyvenime visko. Laisvės mes labai norėjom klasikinio ugdymo, labai norėjom aiškių taisyklių, jokių leiskim vaikui pačiam nuspręs, kada jis nori mokytis, jokių jisai čia jam nereikia aiškintis viską žino. Ne. Pas mus buvo labai aiškiai, mes norėjom, kad būtų koncentracija į iškalbingumą, iškalbą, manieras, klasikinį ugdymą, žodžiu, tai va tokie buvo rodikliai. Viskas labai aišku, jokių nukrypimų, jokius pasiplaikstymus, nes mes pasiplaikstimų turim namuose turim, tai va. Tai kažkurioje vietoje turi būti tas kažkoksai švelnus kumštis ir labai pasiteisino. Labai pasiteisino. Tik Luna išėjo į mokyklą, jinai išėjo į pirmą klasę 5 metų. Tai jai 6 suėjo lapkričio gale. Tai va tas buvo, jinai labai norėjo. Tai šitoj vietoj ir darėm testus visus ir viską, nes aš labai nenorėjau, jinai labai norėjo. Ir įkalbino mokykla, kad vis dėlto gali jinai tą daryti. Po to norėjo jau iš 1 dar į 3 kelti, bet aš jau tada nukritau kryžių, nukritau viskam ir sakiau, Luna, aš noriu, kad tau būtų lengva mokykla. Kodėl tau negali būti lengva? Kam tau sakau, ir aš turiu draugę, kuri va būtent ir bendramokslė, kuri baigė mokyklą būdama 16. Ir aš jai paskambinau pačiai pirmai paklausti, kaip vis dėlto. Ir jinai sakė, aš savo tėvam neatleisiu niekada už šitą žingsnį, nes manęs neklausė. Tai sakė, man nesutaupė gyvenimo, tiesiog mane į suaugusių pasaulį metė anksčiau. Ir sakė, kai visi draugai sakydavo, varom į barą, arba, žinai, dar kažką, man sakydavo, ar tu parėjai namo, tu dar vaikas. Jis sako, tau viskas galima, bet primena, kad tu dar vaikas. Tu ten nereali, protinga, bet tu dar vaikas. Tai aš nebežinau, kas aš esu. Tai vas tas, ir Lunai sakau, sutarėm, tegul tau būna lengva. Ir tada galėsi, kur sunku, ieškoti hobiuose, papildomose veiklose ar mokslų pasimti, bet man nereikia, kad tu, žinai, vis kabintumės, kur liptumėt. Man mokykloje buvo lengva ir tas labai fainai. Ir smagu? Ir smagu, kad lengva ir tada tu kažkur kitur dar turi laiko. Prisimeni su džiaugsmu mokyklą, ne, kad bijai įti pamoką. O tu pati prisimeni su džiaugsmu mokyklą? Visiškai. Aš iš Naujos Akmenės, mano mokykla maža, Saulėtekio vidurinė, bet, aš neturiu jokių patirčių blogų iš mokyklos. Ir mes su klasiokais turėjom susitikimą, neseniai 20 metų baigimo ir visi mes kaip šeima. Žinai, čia mažo miestelio dalykas. Mes visi nuo 1 iki 12 klasės buvom kartu. Tiesiog. Taip. Tad mes irgi kažkaip su klasiokais visai neseniai pašnekėjom, kad irgi tiek daug metų. O mes ir 12 metų, su kai kuriom draugėm ir su geriausiam nuo Lopšelio mes esame. Ai, visiškai nuo Lopšelio? Nuo 1,5 metų. Tai visą tą vaikystę, paauglystę. Taip, ir dar su viena, su kuria, mes dar gyvenom bendrabutį kartu paskui. Tai ta prasme, tu turi tos žmonės, kurie tau tikrai šeima. Tai čia tas privalumas yra. Vis pagalvoju apie tą mažą miestelį, kad norėčiau išvažiuoti kažkur. Mažą miestelį. O kokios, iš tiesų, apibendrinant ir taip jau bandant liktai mūsų pokalbį galbūt, kokios motinystės patirtis tau yra tos, kurios nebūtinai galbūt jos kažkokios tokios, bet tos, kurios šauna į galvą paklausus, kas iš motinystės tau
tai prisimenu. Tau kelias jau vardinų mūsų čia šitoj kelioniai, bet iš principo, kad privilegija būti žemės ambasadoriumi savo vaikui, kad papasakot jam pasaulį. Ir be pasakojant atrasti iš naujo. Atrasti per jo akis, pamatyti kelis kartus per lunas, dabar per atumą, kokia yra wow, kokia žolė ar lapai, ar dar kažkas ir va tie savaime suprantami dalykai. Tai tas nesibaigia. Aš vis per jų akis matau tą pasaulį ir man tai yra privilegija. Antra, vien dėl Lunas aš išmokau rūpintis savim ir pradėjau psichoterapiją lankyti, nes norėjau, kad jinai stebėdama mane užaugtų stiprią mergaitę ir išmoktų brėžti ribas ir visą kitą, nes buvau vis dėlto tokia, kur labai žmonių malonintoja. Tai man buvo didžiausias įkvėpimas, kad Luna man padovanojo save, iš tikrųjų. Ir paskutinė tokia, kur Lunytė, kai buvo pirmoje klasėje, jinai užsirašė ant rankos, pamačiau taip per visą ranką, JKNDU. Sau kas čia yra? Sako, man šiandien testas anglų, aš truputį va taip jaudinuosi, tai aš parašiau you can do, kad kai man bus nedrąsu, aš pasižiūrėsiu į tą ranką ir žinosiu, kad aš viską galiu. Super! You can do, JKNDU. Ir aš galvoju, va tas, kad išmokti save pakelt pačiam, vis dėlto, nebūtinai, tėvai jau už suaugusius nesakingi ir už vaikus, aišku, mes rūpinamės, bet va tas įkvėpimas, kad aš supratau, kad vis dėlto nieks kitas tavęs nepakutens, ar ne? Jeigu pats nepakutens, neprajuokins, žinai. Labai gerai. Visiškai, bet čia toksai, man atrodo, kad su vaikais ir yra tie dalykai, kad labai dažnai mums vaikai primena dalykus, kuriuos ne tai, kad mes pamirštam, bet faina prisiminti. Ar ne? Faina prisiminti. Ir mes su antruoju sandom šnekėjom, kad kai jisai išėjo į darželį Belgijoje, mes skaitėme tokią knygelę apie meškėną, kuris irgi išėjo į mokyklėlę ar darželį ten. Ir aš jam nupiešiau širdelę ant delniuko ir sakiau, kad kai jau pasilgsi, pažiūrėk ir prisimink, kad aš esu visai netoliese ir labai tave myliu ir greitai ateisiu pasimti ir visą kitą, taip kaip meškeniuką. Ir žodžiu, ir jisai pasakojo, kad sako, aš vis dieną tą pasižiūrėdavau ir pasižiūrėdavau ir Susiplovė. Bet sakė, bet po to tu mane dėl kažko suerzinai ir aš tada nutryniau. Ir aš pagalvojau, koks vis dėlto nuostabus tas atvirumas būti čia ir dabar, kad jis negalvoja, kad galbūt man vėliau prireiks to širdelės, ne, ir sakyta, ne, dabar, tai žinai ką, man visiškai tavęs dabar geriau net neprisimint. Tai man kažkaip labai labai patinka tas toks gebėjimas tų vaikų irgi būti ir čia ir dabar. Ir per juos mokytis to nepamesti, ar ne, to buvimo čia ir dabar. Tai labai ačiū, kad atėjai. Labai faina. Ir labai smagu buvo pasimatyti ir tikiuosi, kad kitas kartas bus greičiau. Dar kitoj mokyklai. Tai va, ir nepamirk savęs. Tu irgi. Gerai. Visoms to linkim. Taip, tikrai taip.